Taip, rubino dulkių akmenėlis. Akmenėlis vienas buvo įdėtas, bet jis jau yra nupirktas. Dabar šis akmenėlis, dar vienas yra, kuris taip pat už 10 eurų išeis į pardavimą, todėl, kad čia yra truputį įskilę. Matote, čia iš viso labai mažai, tai visiškai neįtakoja galandinimui, nes ta vieta nesigalanda, plus afertus čia iš viso viskas tvarkoja. Tai žodžiu, bet dėl to įskilimo dedu šitą akmenėlį tik už 10 eurų, tai labai geriem peiliam dasigaląsti, dasiaštrinti, tai čia vienas geriausių būdų negadinant peilio, tai yra rankiniu būdu, daug nereikia su juo, jeigu peilis turėjęs profesionalų galandinimą, suvesti kampai, tai virtuvinis peilis nusistumė, taip į priekį apsiverčia, parsitraukia prieš ašmenį, nusistumė, taip yra mano visi profesionalūs galandinimai daryti, kryžminiai ir būtent taip, kad nuo galūnės nustumant jūs formuoja tą patį mikroraštą, kas yra padaryta pas manęs peiliuose. Kur nėra kampo tikslaus, tai jau ten reikia ilgiau pagaląsti. Jau ten gal šitoj neužteks, jis labai švelnus yra, arba jau reikės ilgai su juo. Plius jį reikia aliejaus lašiuką arba po vandeniu galąsti, arba aliejaus biškiuką ir vėliau nuplauti, nuvalyti, kad apsineša juodumais tokiais, kad tie juodumai neįsigertų ir neliktų pačiam akmenėlį. Visą laiką yra nuplaunama ir nuvaloma. Smagus daiktas, tikrai smagus, sudaužyti galim, sunaudoti ne. Žodžiu, be galo kietas. Iki tik 10 euriukų.